Labas vakaras tie, kurie žiūrite moterų futbolą Lietuvoje. A lyga jūsų ekranuose ir jau antrojo turo rungtynės MFA Žalgirio merginom, kadangi dar praeisis kiti Meden, 10-asis Ugnės Lankauskaitė, 11 perdavimas arčiau vartų. Ten Ugnė Lazdauskaitė. Kažką nuveikti ir įdomynės. Pražanga ir geltona kortelė. Čia klaidelė ir ar spės Vilnietė prie kamulio? Ne. Čia pražanga ir realu, kad net ir geltoną kortelę galima tokioje situacijoje parodyti. Vėl į baudos aikštelę siunčiamas takos krypti, daug erdvių ten atsidarė, 4 Gintros futbolininkės baudos aikštelė. Spenacato. Ir vadina miega Vilniaus Žalgirio MFA Žalgirio futbolininkės. Dabar perdavimas į baudą. Čia toks bandymas ir Meda Šeškutė. Kaip drąsiai žaidžia Meda Šeškutė. Prašo perdavimų į baudos aikštelę. Čia kamuolys yra joje ir kamuolys galų gale atsiduria vartuose. Erika Šupelytė pasižymi gražiai, kur nusineša kamuolį su savimi. Tiesa, ji kol kas viena tarp 4 varžovių. Yra dabar ir pagalba. Ir geltona kortelė. Lazdauskaitė. Siunčia kamuolį stiprus, kartais stipresnis vėjas. Lazdauskaitė. Kaip nusipurto nuo savęs varžovę. Dar viena proga. Ir tokiem baudos smūgiam arba gali pakenkti, arba netgi labai padėti. Meden smūgiuoja, ar į tolimą vartų virpsta. Čia Šeškutė. Net pagavo kamuolio, žaidžia kojomis. Vis apie tai po šio epizodo ir Gintra. Rezga ataką. Perdavimas tolimo virpsto. Į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys. Johnson, čia baudos aikštelėje kamuolys ir 2-0. Sugeba rasti savo įvartį ir Lauras Spenacato, bet čia viską iki tol padarė. Galėtų MFA Žalgiris čia kažką dar. Gražiai judina kamuolį šiaulietės. Tiesa, čia Ugnė Lazdauskaitė. Dar vienas. Ir čia dar vienas smūgis ir kamuolys atsiduria vartų tinkle. Štai taip. Susikūrė galimybę ir čia tolimas šūvis. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Na, o čia geltona kortelė. Turėtų kelti sentimentus būtent MFA Žalgiryje. Ši futbolininkė ir tobulėjo, o čia vos išėjusi į aikštę. Dabar žiūrint retrospektyviai. Oi, gražu čia. Dar klaidinamų judesių virtinė. Ir galų gale viską jos į priekį. Atrodė, kad jau kurį laiką buvo nurimęs vėjas. Čia tokį šūvį atlieka. Nebuvo daug šiandien. Mikutaitė sukasi ir praranda kamuolį. Oi, vėl. Tai yra viskas, 2 pridėto laiko minutės ištiksėjo. Ir Šiaulių Gintra švenčia antrą pergalę iš eilės. Šanda įveikta rezultatu 4-0 ir Gintra kol kas atrodo užtikrintai.